Gaminu žemuoginį muilą. Tai va, čia jau baigia ištirpti, pagrindas yra muilui. Tai darau, kad galima būtų naudoti odai, nesausintų. Tai čia viską daugmaž sudėjau, dar ir truputį rožės. Toliau. Čia sumaišytas yra toks dalykas, vadinasi, kaip jie lietuviškai klei. Tai kaip molis, čia baltą molį naudoju. Labai gerai irgi veidui, tai jisai yra mano sumaišytas jau truputį su kvepalais, kurie yra aliejus specialus irgi, kurį galima naudoti tik veidui. Tai va, tęsinys bus toliau. Pagrindą sušildžiau. Dabar matuojam, temperatūra yra per didelė, reikia maždaug kažkur tai iki 40, kad nukristų. Tada dėsiu molį tą ir kvapus. Sudėjau tą baltą molį, sumaišytą su kvapu, su kvapais. Tai naudoju 3 dėl gilumo. Paslapties neišduosiu, jeigu gerai gausis, gal eisi pardavimą. Bandau šitokį žemuoginį padaryti, seno stiliaus. Ta nauja, ne nauja, tas seną, kur pabandžiau. Ten nėra nieko. Tai va, matot, koks gaunasi. Čia priklauso nuo kiek to molio galima dėti. Daug molio nenoriu dėti. Tai kadangi yra čia vis dėlto veidui, tai nenoriu, kad ten labai gydytų visus. Tai va, dabar yra formos paruoštas ir supilsiu. Tai supyliau jau aš muilą, visą ruošinį į formas. Iš 400 gramų gavosi tik 3 muilo gabaliukai. Tai va, pati kvepiu fantastiškai. Čia dabar turės sėdėti 24 valandas, taip, žiūrėsim. Ir reiškia, daugiau kas buvo panaudotas, kaip sakiau, truputį klei, viešpatė. Tai yra molis, aišku, baltą naudoju, kaolin molį. Tai va, ir dar 3 kvepaliukai tokie dėl pagrindo ir bendrai, kad palaikyti gilumą. Tai nesakysiu, kokie čia paslaptis. Čia, aišku, mano bandomasis renginys ir žiūrėsiu, kas bus, kai nusiprausim su juo. Ačiū.